Taigi šiandien, pirmadienį, vyko eismo kontrolė Ariogaloje ir Gėluvoje. Kas buvo nustatyta ir kaip buvo vykdoma? Na tai pastaruoju metu skiriamas ypatingai didelis dėmesys eismo kontroliai. Tai ankstų pirmadienio rytą vykdėm priemonę skirtą vėlgi vairuotojų teisės pažeidimam galimiem nustatyti. Buvo tikrinamas vairuotojų blaivumas, tai yra buvo patikrinta alkotesterių keliasdešimt transporto priemonės vairuojančių asmenų. Kaip sakant, nors vienas pliusas pažeidėjų neblaivių vairuotojų nustatyta nebuvo, tačiau buvo nustatyti 2 pažeidėjai, kurie vairavo be vairuotojų pažymėjimų, kurie jau buvo praradę iš anksčiau teisę vairuoti. Tai vėlgi jiem buvo surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą ir bus asmenys patraukti administracinėn atsakomybėn. Ir vėlgi galima akcentuoti, kad tokių priemonių mes tikrai darysim daugiau, kadangi iš tikrųjų yra išaugęs poreikis ir eismo kontrolė bus iš tikrųjų stiprinama. Galbūt tas yra susiję ir su rajono komisariate jau besibaigiančiu eksperimentu. Tai kai yra į teritorijas išvyksta pakankamai daug ekipažų dirbti ir turim faktiškai netgi iki 7 ekipažų ne kurią dieną, tai ta eismo kontrolė stiprės. Kuo daugiau organizuosim prevencinių priemonių, tuo manome, kad bus išvengta ir skaudesnių pasekmių keliuose ir kovojant su kitais teisės pažeidimais. Kodėl buvo pasirinkta būtent Ariogala ir Gėluva tokia vieta? Na, vietą galbūt pasirinkom atsitiktinai, bet galėčiau papildyti, kad tokių priemonių bus skirtas dėmesys ne tik Ariogalai ir Gėluvai, bet ir kitom rajono seniūnijom. Tai taip, kad vairuotojai tegu nenustemba išvydę policijos ekipažų ir kitose rajono dalyse. Tai šiandien mes kartu su kolege atstovaudami imuniteto skyrių, taip pat kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Raseinių rajono policijos komisariato pareigūnais vykdėm akciją prevencinę, būtent pristatėme akciją Kyšis iš purviną ir žinoma buvo tikrinamas vairuotojų, sakykime, neblaivumas ir fiksuojami kiti pažeidimai, kurie buvo. Bet pagrindinis mūsų kaip Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato galbūt indėlis yra tas, kad mes norime kuo plačiau paviešinti akciją Kyšis iš purviną, kurios esmė iš tikrųjų yra ta, kad žmonės žinotų, jog negalima duoti kyšių niekam, ypatingai policijos pareigūnams, nes už tai taikoma baudžiamoji atsakomybė ir žmonės gali nukentėti ir geriau yra kartais sumokėti netgi galbūt tą simbolinę baudą. Tai tokia maždaug esmė būtų akcijos. Ar daug buvo žmonių, kurie išgirdę apie šią akciją nustebo ir pasakė, kad mes pirmą kartą apie ją girdim? Iš tikrųjų reikia pripažinti, kad buvo tokių žmonių, kurie tikrai nieko negirdėjo, kai kas sakė girdėjo iš galbūt radijo, iš kitų žiniasklaidos galbūt priemonių, bet buvo žmonių, kurie nieko nebuvo girdėję apie tai. Bet džiugu tai, kad dauguma žmonių pasakė, kad žino, kad negalima duoti kyšių niekam ir kad taikoma už tai baudžiamoji atsakomybė. Galbūt dar buvo tokių, kurie pasigyrė, kadaise davė kyšį? Nežinau, kad tokių nebuvo iš tikrųjų. Nebuvo.